gavom prašymą iš kelių įmonių, kuriuom atliekam kirtimo darbus, kad atliktume sodinimo darbus, nors to realiai, kaip ir nedarom. Tai suorganizavau 20 000 beržo sodinukų pasodinom. Atrankinių kirtimo metu kertasi brandus medžiai iš nebrandaus medyno. Tai pavyzdžiui, jeigu šitam miške augtų eglės gerokai aukštesnės negu šitas augantis miškas ir jų amžius būtų 70 metų ir norėtume pagal galiojančias taisyklės ir teisės aktus iškirsties, tai skaitytųsi atrankinis kirtimas, nes tada išėmi brandžius medžius iš nebrandaus medyno. Plynus kirtimus gali daryti tik tais brandžiuose medynuose, plynus sanitarinius kirtimus gali daryti realiai vėjo išlaužtuose, žievėgraužio užpultuose miškuose, sniegolaužiuose, kur yra kažkokia stichinė nelaimė. Tada yra galimi daryti plyni sanitariniai kirtimai, o plyni kirtimai galimi daryti tik tais brandžiuose medynuose. Kuris kirtimas labiau apsimok, ko gero, kad plynas kirtimas iš visų kirtimų yra šiandien dienai, mano supratimu, yra geriausias, jeigu tas miškas sklypas yra brandus. Nes tada tu nuėmi visą derlių vienu metu ir pradedi auginti visą mišką iš naujo. Jeigu daryti atvejinius kirtimus, per kelias atvejus, kur gali iškirsti, tai irgi turi būti pačio medyno sudėtis atitinkama, kad neužaugtų visokie karklai, ievos. Pavyzdžiui, atvejinius kirtimus galima kirsti Dzūkijoje, aplink Vilniaus pusę, kur yra dideli masyvai pušynų. Kirtimų variantų yra visokių. Jie visi yra naudingi, jeigu yra teisingai atliekami. Laiku, teisingai, neišdarkant medyno, nenubraižant medžių, dabar daug visokių niuansų. Daugiausia geriausia finansinę naudą miško savininkas gauna atlikdamas plynus kirtimus su sąlyga, jeigu jie buvo tinkamai prižiūrėti iki to medyno užaugimo plynam kirtimui.